Nu labas, kujus. Darau labai įdomų, ne kiek įdomų, kiek gal keistą video. Iškart noriu pasakyti, kad aš esu normalus žmogus. Ta prasme, bet žodžiu, tema apie ateivius. Ateivę civilizacijas nežinoms, kitas gyvybės formas, būtybės. Nu čia man ir nuo pat vaikystės. Ir nežinau, turbūt įdomiausias dalykas gyvenim pasaulyje ir kas man galbūt įdomu, tai tas man į pačiu pirmo veito. Tai vakar jau nuėjau miegot ir kažkaip man dar taip mintis kirbėjai dar atsidaryti telefoną. Atsidariau, įsijungiau Instagram. Ir išmet pat pirmą nuotrauką, toks didelis puslapis, kur to 10 milijonų sekėjų. Ir toks, atrodo, patikiamas puslapis. Tipo, CIA declassified documents that proves that aliens made Soviet soldiers into the stones. Kažkur tuoj. Nu, čia aš jum įmes, va tu paveiksliok va. Ir aš tą pažiūrėjau, galvoju, čia eilė nesąmonė, vis tik čia social media, žinot, nors tų klikų, galvoju niek, nuėjau miegoti. Atsikėliau rytmetį, kažkaip įėjau į YouTube. Aš čia turiu YouTube kanalą, kartais pasižiūriu, gal koks vienas kits prenumeratorius yra, kas naus. Šįryt buvo vienas naus, tai škardinėlį tik buvo geresnį. Ir suprantat, išmetė Vion. Vion čia yra toks žiniasklaidos kanalas, irgi turi apie 10 milijonų, man rodo 8 milijonus subscriberių, sekėjų, prenumeratorių. Ir tenas irgi grina tos patys naujiems apie tos ateivius. Dabar aš jums įmesiu čia tų reportažų. Jūs pasižiūrėsit su manim, čia tik tas 3-4 minutės tai bus. Čia detaliau papasakos, čia tiksliau viskų beveik papasakos apie ateivius, kaip tai dokumentai ir deklasifikuoti ir toks reportažas. Tai pažiūrom. Brace yourselves because what we are about to tell you might sound like science fiction. A question that's been doing the rounds for the longest time. Do aliens exist? And a Cold War era incident might have just added another layer to that big question. According to a formerly classified document, originally made public in 2000 but recently resurfacing, a bizarre and deadly encounter allegedly unfolded somewhere in the Soviet Union around 1989 or 1990. The document, believed to be based on a 250-page KGB file obtained after the USSR's collapse, outlines a chain of events that reads more like a sci-fi movie script or a novel than a military report. It all started with 25 Soviet troops on a routine training mission near a military base near present-day Ukraine or Siberia. And that's when the soldiers reportedly spotted a quiet saucer-shaped craft hovering at low altitude. One of them fired a surface-to-surface missile directly striking the mysterious object and bringing it plummeting to the ground. But what followed was anything but ordinary. 5 short humanoid creatures reportedly exited the craft. You heard that right. According to the CIA document, they had oversized heads, large black eyes, moved with unsettling speed, and later merged into a single spherical-shaped glowing object. And then the unimaginable happened. The object unleashed a blinding burst of light, and within seconds, 23 soldiers were turned to stone, literally stone. 2 troops managed to survive only because they were standing in the shadow of a nearby structure. According to the memo, the KGB wasted no time. They allegedly collected the bodies and the alien wreckage and transported everything to a top-secret facility outside Moscow. As for the weapon that caused this, it was described as something far beyond what modern science could possibly understand, let alone replicate. Fast forward to the Trump administration. During his 2024 campaign, in fact, he dismissed the idea of aliens outright. But once elected, he signed an executive order mandating the release of all federal files related to extraterrestrial activity. Trump said Americans deserved to know the truth
and deserved to know if a decades-long cover-up had actually taken place. The memo at the heart of all this, it's been circulating online for over a year now and igniting a heated debate. Was this an actual alien attack or just a brilliant piece of Cold War propaganda designed to scare the West? We may never know. Regardless, the mystery of extraterrestrial life just got a lot stranger. Tai esmė ir tuokia, kad matot, tame video yra ne visa informacija, kad prieš daugelį metų ne tas įvyka. Aš suprantu, kad gal čia ir propaganda, gal čia ir bet kas, čia galbūt netiesa, ne, bet pabandykim tai pamastyti nelogišką, skeptišką, tiesiog pabandykim pamastyti iš visų pusių, ne. Kodėl dabar šias laikas vis labiau naujienų portalus, visokiai tokiai straipsniai, tokiai video. Aš nežinau, aš pasakysiu jums tiesiai šviesiai. Aš domiausi atėjęs jau nuo tada, kada išmokau skaityti. Aš atsimenu, dar turėdavau mygtukinį telefoną ir ten kartas pasipildydavo sąskaitą ir nueidavau netgi į internetą paskaityti visokių nors straipsnių, gal tipo ar atėvė egzistuoja ar ne. Aš visokius knygučius skaitydavau apie visokius įvykius, čia netoli mūsų, Baltijos šalys, visur kažkokie NSO ir taip toliau. Bet niekuomet nebuvau iki tokį lygį, kad, sakykime, kaip CIA declassified documents, kad po KGB irgi turėjo įrašyti savo dokumentus, kad įvyka tas ir tas įvykis. Čia ir mano asmeniškai, kaip tokiam entuziastų, gal pavadinkiam, čia ir kažkas. Nes seniau taip nebūdavo. Tai aš to video ir noriu su jums gal padiskutuoti, gal rasti žmonių, kad jums irgi tai yra įdomus tai dalyką. Aš net nesupu, kaip galbūt neįdomus tokį dalyką. Kietas gyvybės formas. Mes iki pat dabar nežinom, iš kur mes kilom, kaip viskas veikia, kaip mes gyvenam savo gyvenimėlis, einam į darbą, gaunam tus pinigėlius, nugyvenam tų gyvenim ir viskas. Bet mes tų didžiųjų klausimų mes nežinom. Mes nežinom nei iš kur, nei kaip, nei ku, ar čia simuliacija, ar čia yra kažkoks kitas pasaulis, ar mus kažkas gal sukūrė, gal kažkas tikras ir sukūrės mus ir steb. Bet tokias istorijas, tokie declassified documents ir patys pagalvokit, čia prieš tiek daug ir metų. O tai kiek dar tų dokumentų gal yra? Aplamai, kiek tų įvykių yra? Jau vien aš kiek esu dokumentikų peržiūrėjęs įdomių. Pavyzdžiui, Brazilijoje, kai buvo tas įvykis irgi, gal kas nors irgi esat matę ir labai gerą dokumentiką. Žodžiu, šneku apie viskų ir apie niek, bet ko noriu pasakyti su to video, kad man labai keista ir labai įdomu, kaip vis labiau jau ta tokia visuomenė, jau ta žiniasklaida, jau tokia vieša komunikacija ir apie ateivius vis labiau ir labiau, apie visokius tokius dalykus. Tai norėjau tiesiog su jums pasidalinti, gal kas nors praleidot, nepraleidot. Aišku, čia tas įvyks jau buvo ir seniau kažkiek aprašyts, bet būtent dabar CIA declassified. Aišku, čia galbūt propaganda, galbūt ne, bet gal bus dar daugiau tokių dokumentų declassifyintų. Ir patys pagalvokit, kiek čia yra įdomi. Jei tikrai kažkaip įrodytum, pasitvirtintum, jau grina būtų kažkokie tokie video įrodymą, kad yra net ateiviai ir ta kita gyvybės forma, pažangesnė už mus. Čia tiesiog ir bet ku irgi pradedi suprasti, kad šias laikas tiek daug internet vadinamoj noise, kad žmonėms jau netgi nebūtų įdomi, ani po savaitę būtų, yra ateiviai. Tai yra ateiviai. Tiek jau ir, ta prasme, žmonės vis išsekinti tą informaciją, kad они jaučia netgi nebekreip dėmesį labai. Bet man tai čia, aš nežinau, sakau, čia vienas iš didžiausių klausimų
žmonijos istorijų, ar mes esam vieni, ar mes esam tik tas vieni protingi, o gal tik tas mes patys savo esam protingi, žinot, gal mes net nesuvokam, kad man labai patinka pasvarsyti, kad mes gal net neįsivaizduojam, nes neturim net suvokėjimo, kokius kitus gyvybės formas, galbūt intelektualis, kur mes iš vis net can't comprehend, kaip sakant. Tai žodžiu, video apie viską ir apie nieką. Pakomentuokit gal kas nors, gal kokių nors dokumentikų, gal kokių nors įdomių istorijų, dokumentų galiu paskaityti apie atėjus, apie visokius tokius dalykus. Kas norėt, galit man pavadinti bepročiu, bet čia man ir įdomu. O kur jūs galit pavadinti? Jūs niek negalit pavadinti, jūs niek nežinot. Čia taip pat kaip žmogus sakyti, ai, vaiduoklių nėra, bet ką reikia rodyti, kad vaiduoklių nėra. Aš asmeniškai nesusiduriu su vaiduoklės, bet aš negaliu rodyti, kada nėra. Tai va, iki toks keist video. Čia jau aš šito video daugiau savo žalos pasidarys negu nedarius, nes tiesiog galvos, kad aš daugiau nieko neveikiu ir kaip koks lunatiks domaus apie toks nesąmonis. Bet čia vienas iš didžiausių klausimų žmonijos istorijų, ar mes esam vieni. O to labiau mes nežinom nei tos gyvenimo prasmės, aš nežinau nei tos gyvenimo prasmės, nei kų. Ir man tokie klausimai ir labai įdomus. Aš netgi atsimenu, ką vaks būdavo, gal galvodavau, oi, ką būt baisi, kad mane tėvę pagrobtum, ką man suka kažkur aš 20 ir buvau jau prasidėta existential crisis, kas čia ir kur čia reikia dirbti, kaip šitas gyvenimas reikia, čia tipo gyventi ir viskas. Aš turėjau tokių minčių, galėtų mane tėvę pagrobti, bent jau žinočiau kažko daugiau. Tai va, iki toks pakeis video, laikykitės, būkit stipri ir negalvokit, ką aš jas beprotis. Gal biškėlės, iki.